Labuka. Ko tu nori? Ar gali būti draugystė tarp vyrų ir moters? Ar gali būti draugystė tarp eksų? Šiandien bandysim išsiaiškinti. Let's go. Pašyta, va. Vyras ir pana gali būti tik draugai. Ne, nebūna tarp vyro ir moters tik draugystė. Tai nėra labai sveikų santykių požymis. Gali? Čia iš asmeninės patirties? Kodėl taip manai? Dėl to, kad gali. Turi kažkokių draugų vyrų? Turiu. Ir manai, kad iš jų pusės nėra jokios intencijos kažkokios Reikia nustatyti tam tikras ribas. Taip, tikrai gali. Aišku, kad gali? Turi draugų vaikinų? Taip. O jeigu mes dabar jiem paskambintume ir jūs kažką sugalvotumėt pasakyti, kad tipo, aš šiandien blogai jaučiuosi, ten kažką, norėčiau išgerti vyną, pabūti dviese, kaip galvojat, ką jis atsakytų? Labuka. Ko tu nori? Žiūrėk, bravo, seniai, man žiauriai blogai. Žinau, kad Olandijai, bet blemba gali prilėk, galim vyno išgerti kartu. Nori išgerti? Jo. Gerai, aš esu va gimtadienį. Pameni tą juodą odę, kur aš tau parodžiau? Jo. Štai, kur tau labai patiko. Jo, ta graži? Šiandien jos gimtadienis. Oi, tai su gimtadieniu pirmas dalykas. Antras dalykas, galiu prilėkt. Lėkt? Prilėkt. Tai žinoma, seniai. Tai gerai, būsiu už 2-4 valandų, gal nežinau, reikia skrydį paimti. Ok, bro. Bėgu į oro uostą. Reikia skrysna. Tai gerai, bėgu iki oro uosto, pagausiu lėktuvą ir atvarysiu. Tu nepagauk, tu tapk lėktuvu. Gerai, tapsiu lėktuvu. Alio, tu matei laiką? Jo, žiūrėk, aš tau noriu ką pasakyti. Nu. Karočią, žiauriai bloga diena buvo, labai blogas vaibas, gal galim susitikti? Ne. Ir čia yra tikras draugas. Gan geras įrodymas. Alio. Labas, ar gali trumpai kalbėti? Galiu. Žiūrėk, man šiandien žiauriai blogai. Žiauriai noriu vyno gerti. Aha. Taip. Ar būtų galimybė šiandien susitikti, išsikalbėti? Geras klausimas. Kaip tu tai įsivaizduoji, kur? Nežinau, žinok, tikrai nežinau. Tiesiog net negalvoju šiandien apie nieką, mintis net nekyla, tiesiog noriu įsikalbėti. Nieko nebegirdėjau. Bet jau biški užkibęs buvo. Ok, žiūrėk, sekantis klausimas. Ar tarp eksų gali likti draugystė? Ne. Ne? Absoliučiai ne. Kodėl? Ne, nes tai buvo kažkada vis tiek jausmai sukurti. Iš vieno vis tiek lieka pusės, ne? Vis tiek, kad ir kaip. Arba laikysi neapykantą, arba laikysi gerus jausmus, bet vis tiek jie tave vilksis iš paskos. Ar vyras ir moteris gali būti tik draugai? Ne. Taip. Ne. Ne, o tu kaip manai? Gal ir jo, vienetiniais atvejais taip. Gal ir gali, bet didesnis procentas, kad ne. Ne. Kodėl? Man taip sakė mano vaikinas, kad O iš tavo patirties? moteris su vaikinu gali, bet vaikinas su moterim ne. Aš manau, kad arba vienas, arba kitam kažkuris patinka. Eksai, kai išsiskiria, ne? Eksai, Ar kai gali likti draugais? Po? Ne, irgi, ne? Esi bandžius, ne? Esu bandžius, bet niekada negavau atsakymo taip. Be abejo, gali. 100%. Jeigu esat vieniši, tada taip, bet jeigu esat santykiuose, tada ne. Tai realiai, kai tik atsiranda kažkoks bendravimas su kitu žmogum, turėtum nukatinti, ne? Aš manau taip. Ir kaip manai, kas sunkiau išgyvena skyrybas, vyrai ir moteris? Aišku, kad moteris. Mes viską labiau išjaučiam. Jūs labiau emotional, ne? Faktas. Vyrai. Kodėl? Seniai, aš su menkai skiriu prieš pusę metų, dar iki dabar apie galvoju. Kad abudu vienodai, tiesiog, kad vyrai ne visą laiką jie tiek reiškia tas emocijas. Vyrai. Kodėl? Nes jie jautresni. Vyrai jautresni? Taip. Aš manyčiau taip. Moteris, nes mes emocionalesnės labiau. O mes ne? Ne, jūs A, ne? tokie, žinai, tipo, nuvarot į sporto salę, nuvarot su draugais susitinkat ir, tipo, jums viskas ok. Ir jau skyrybos pamirštos, Ir jau ne? skyrybos pamirštos. O mum, moterim, mes turim paverkti, mes turim pagerti su draugiam vyno, mes turim pasišnekėti terapiją, nueiti ir bla 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 bla. Žinai, kiek mes degtinės turim prigerti. Aš manau moteris, nes visgi labiau galvoja apie tai visą, o vyrai lengviau paleidžia visą šitą. Kas gali būti blogiau už skyrybas? Artimo žmogaus mirtis. Nu, tėvų praradimas gal. Artimo netektis, nežinau. Be mirčių, be mirčių. Ai. Mirtis. Šiandien visą laiką sako mirtis, jau kilintas atsakymas. Išdavystė. Finansinis bankrotas. Lyga sunkia. Bankrotai. Neišlaikytas egzaminas galimai. Jo, jeigu vaiką užstatytų. Kada nesiseka darbe. Darbas, karjera sunkiau už skyrybas. Taip. Pralaimėt statymą.